Na, kol vieni bando ugdyti genijų žemėje, kiti kyla į padangęs pačiais įvairiausiais būdais, o apie lietuvių pomėgius skraidyti, šis turbūt legendas galima pasakoti, nes visą laiką norėjo pakilti savadarbiais lėktuvais, tai oro balionais, tai panašiai ir panašiai. O dabar... Taip, vien ko vertas, sakykime, Dariaus ir Girėno skrydis kadaise atliktas. O dabar Lietuvoje pilna Carsonų, taip jie vadino vieni kitus pagal tą personažą, kuris turėjo propelerį ant nugaros, tačiau jie propelerį irgi, man atrodo, turi, tačiau skraido parasparniais. Siužetas apie tai, kaip mūsų kolega aplankė parasparnius, kurie skraido nepaisant netgi šalto oro. -15 ir į orą. Visiškai jokios bėdos nėra. Turbūt sutiksite, kad vienas iš ekstremalesnių pojūčių yra paskraidyti žiemą parasparniu. Netrukus tuo ir įsitikinsime. Parašiutą primenantis skraidyklė, stipriai ūžiantis variklis, 6 litrai kuro ir valanda adrenalino, kupino skrydžio. Šis lengvas mobilus parasparnis sudarytas iš lengvos medžiagos ir plonų virvelių. Motorizuoti parasparniai dažniausiai yra varomi benzinu, o juo galima paskraidinti iki 105 kg sveriantį keleivį. Jei jis būtų sunkesnis, skraidyklė tiesiog važiuotų žeme ir nekiltų. Parasparniai gali būti paprasti ir motorizuoti, vienviečiai ir dviviečiai. 8 metus skraidantis Jonas teigia, kad skrydis dviviečių ir vienviečių parasparnių labai skiriasi. Skrendant dviviečių parasparnių, tai yra ploto daugiau ir jisai vairuojasi šiek tiek sunkiau. Vienvietis parasparnis, kadangi skrendi pramogai, tai tenais jisai vairuojasi daug lengviau. Karlsonu vadinamas lakūnas Jonas neslėpia, kad sunkiausia yra pakilti, palankiausia kilti, kai vėjas nesiekia 5 metrų per sekundę. Norintiems patiems įsigyti tokią skraidyklę teks sukrapštyti 10 000 litų. Antra, tiek reikės pridėti norintiems turėti motorizuotą parasparnį. Žinoma, skraidymui yra reikalinga speciali licenzija, kuri išduodama tik išlaikius egzaminą. O įgudus valdyti skraidyklę vieni juokai. Turi 2 vairus ir gazo rankeną, duodi gazo, kyli aukštyn, nuleidi gazą, jis leidžiasi žemyn. Jeigu užges variklis, niekur nenukrisi, tiesiog nuplaniruosit žemyn. Taip pat, jei nori į dešinę ar į kairę pasukti, tiesiog traukia atitinkamai vieną vairą ar kitą. Daugiausia parasparniai skraidoma nuo pavasario, tačiau savitas jausmas į dangų pakilti žiemą, spaudžiant šaltukui. Vasarą smagu, kai gali kojomis liesti pienių žiedus. Žiemą braukti baltas pusnis. Skrydžio alkulys, ilgiau nepaskridus, jisai pradeda kirbėti ir nesvarbu, kad laukia ir ten -15 ar vis tiek traukėsi, susikrauni įrangą, važiuoji, praskrendi smagu. Viską atperka nuostabus vaizdas iš viršaus ir su nieko nepalyginamas jausmas, kai užgesus variklių leidžiamasi kaip su parašiutu. Graikų mitologijoje minimas Dedalo ir Ikaro skrydis, kai laisvės troškimas ištirpdė vaškinius sparnus, suteikė viltį svajoti apie pakilimą į dangaus platybės ir dabar tokie kaip Jonas ranka braukiant per debesis. Aš čia greit sugalvojau, kam pritaikyti galima šitos parasparnių žiemą. Ant ežero ledo pristvirtini peikianą apačioje ir greitai apskraidai visą ežerą, kur nusileidai, praduri eketę, greit pažvejoji, perskrendi į kitą vietą ir nereikia vaikščioti. Aplenkti visus kitus galų galę. Taip, viską spėjai aplėkti. Aš tai džiaugiuosi, kad mūsų operatorius sveikas ir gyvas po štai šito skrydžio. Iš šios kameros stovi toks perbalės, kaip dabar žiūrėjo viskas. O mes pažiūrėkime, ar šala ir bala už lango, nes dabar orai mūsų miestuose. Aptinkamas parasparniams oras, +2 Vilniuje.